Pas mus dabar bus dviguba vėliava. Ispanai iš Amazono pagaliau parsisiuntė savo vėliavą, prieš tai neturėjo, bet koto neturi. Tai mes, kadangi kaimynai, tai svarbu, kad jų vėliava būtų žemiau negu mūsų. Nu va, einam iš šiandienos į Gerville taską. Einam su prancūzu, va, Cyril. Va, matot, su kokiu prikabėlį jisai važiuoja, viską vežasi. O aš taip rankose. Tai sėkmės man ir turėsiu suplombuoti išjungti telefoną ir iki pasimatymo vakare. Vėjas labai pučia, tai arti prieik. Labą dieną. Pasakok. Kai visą laiką angliškas žemėlapis, bet nepasiklydau. Tik tai 6 nuotraukas radau. Maksimas parvaro. Ne, 4 turn pointus. O kodėl tu grįžai anksčiau negu Maksimas? Jisai vėliau užskrido. Jį kažkodėl pasatė eilės galą. Kažkas įvyko, nežinau. Prasilengiam, tik tai aš jau važiavau, jisai žiūri dar stovi, tai... Supratau. Karantinė kiek, 25 minutės? Ja. Tai gerai, galim varyti. Ahoj. Šiandien buvo ilgiausias taskas, turbūt, nežinau, mano gyvenime. Tai, kad vakar pritvirtinom baką, labai pasiteisino, nes pas mane liko kokie 4 kilogramai. Kokie. Buvo labai ilgas. Ir aš išskridau, va, dar papasakosiu. Karočią, atėjo mano laikas, išsistūmiau už savo karantino, davai užsivest. Vieną kartą patraukiau purt, antrą kartą patraukiau ir rankena liko rankoje. O trosas, žinai, susiviniavo tenais į vidų. Nutrūko šniūras? Nu jo. Nu, Fū, bet tada, žinai, ten pasisakiau, kas ten kaip, sako, nieko tokio, žinai, mane nuvežė prie palapinės. Su maršalu, žinai, pasėmiau įrankius, sakau, žinai, pabandysiu pataisyti. Sako, mes tave įdėsime į eilės galą. Tai aš ten per kokį 10 minučių, žinai, ten atsiviniojau, ten čiunk susisukau atgal. Nu ir reikėjo palaukti, aišku, žemėlapį iš manęs tada paėmė, nu, kad, kaip sustojo laikas. Ir tada po gero pusvalandžio, kai jau visi išskrido, ten paskutiniai, vat, keli buvo tokie, vat, kuriem kažkas tai nepavyko. Ten ispanai buvo su autožyru, Kvikas buvo ir aš. Nu, karočiui, mumis paskutinį, žinai, išleido. Bet šiaip žiauriai ilgas buvo maršrutas, ten aš nežinau kiek čia tų kilometrų. Ir pačioj pabaigoje dar sutikau šitą Cyrilą, kuris išskrido savo tinkamu laiku, nežinau, vos ne prieš valandą anksčiau negu aš. Nes jis žiauriai ilgai skrido, jis sakė, apie 3,5 valandas ten nori išbuvo. Tai jo, parskridom kartu, nu, nemažai ko radau, svarbiausia, radau posūkius. Vat tą ir ieškojau, žinai, laiką, taip, nelabai žiūrėjau. Nes ten nebuvo kada ir nebuvo kur piešti, žinai, tą laiką ten. Tai taip, nuotraukas ieškojau ir turning pointus. Ir turning pointus radau visus. Tai reiškia, ir hidden gate'us būsiu radęs, ir nuotraukų kažkiek radau. Tai iš esmės gerai, užskaitau rungtį. Va, tiems, kas nežino, kas yra Gerville'as, kas nėra tokios skridės, tai užduotis maždaug tokia, kad mes išskridom iš čia. Čia buvo starting pointas, nu, čia viena surasta nuotrauka. Ir esmė yra 2 tokie ovalai, ne ovalai, puslankiai, kuriais reikia skristi, surasti turning pointus. Vat, pavyzdžiui, čia buvo turning pointai, buvo pažymėti nuotraukom. TPR, TPS, TPZ. Tai skrendant, jeigu pamatai vat tokią vat vietą, turi suktis, pavyzdžiui, čia vat pamačiau vieną, suktis, eiti į išorinį ratą. Toliau skrendi išoriniu ratu, vėl pamatai kažkuria viena iš tų, vėl sukiesi į vidinį. Tai daug buvo, aišku, komandų, kurie, pavyzdžiui, vieną praleidė, skrendi jau iki sekančio. Tai reiškia, jau ne tik vieną praleidė, o 2. Nes jau praleidė galimybę grįžti. Ir praleidė nuotraukas, praleidė time gate'us. Ir nuotraukų setai buvo 2, tai reiškia 20 nuotraukų buvo 10 nuotraukų čia, iš kurių 4 yra turn pointai. Ir paskui po šitos vat linijos jau eina antras setas, tai yra dar 10 nuotraukų, iš kurių 3 buvo turn pointai, visos kitos tiesiog nuotraukos. Užbraukytos, tai čia reiškia, aš jas radau ir užsibraukau, kad jau nebekreipti jas dėmesio. Nu ir va, tai reiškia, va, Gerville'as, tai jis gaunasi, kad va tokiais dantimis aukštyn, žemyn, parskrendi visą maršrutą ir paskui jau grįžtam atgal. Tai va, tokias liniuotės čia buvom pasidarę, kad skrendant, nes reikia, kol darai procedūrinį posūkį, prieš sukantis reikia tokį kilpą padaryti. Tai darant tą kilpą naudojam šitą
nusibriežti tą liniją, va tiesiai iš centro, centras buvo žinomas. Ir dar susigraduoti minutėmis, nes ten laikas irgi skaičiuojamas. Tai va čia tokia esmė. O, šiandien pasibaigė kelintadienis, šiandien trečiadienis turbūt. Buvo ilga labai gervylas užduotis. Naktį praneša didelį vėją, tai visi prisitvirtinom, bet žiūriu, vat, Slovakams, pavyzdžiui, Linas pranešė, kad jie užpakalį į vėją atstatė, nu taip šiaip savo prisitvirtinę, kad jeigu čia naktį pūs, arba rytoj ten paryčiais, kad ir nuneš, rytis va ten savo sparną nusimontavęs, mat su Vaidu ir Linu, kad jau tikrai nenuneštų, nes nu, paprasta nuimti yra, o aš prisitvirtinau ten su diržais. Šitas vat irgi čia Airaso, man atrodo, sparnas, aš jam rodžiau, man atrodo, irgi Slovakas užtempė sparną taip žemyn, kad net susirietęs, va, čia raukšlės. Sparno galus vat sutempė, ne už spyrių tvirtinau, o už galų. Nu, taip nusprendė geriau. Be bokštelinis toksai kažkaip Airos. Ai, bet toksai praktiškai viena danga tik tai. Tai va toks vat šiandien, tokia šiandien diena. O koks vaizdas šiek visai gražus. Saulė leidžiasi, lyčio skraidyklė ir sparnas paguldytas. Riša prie žemės su diržais ir į žemę įsukam va tokius vat varžtus. Nes kitaip čia jokie kolai į žemę nesminga. Čia šita vat visa zona, čia yra buvęs pakilimo takas. Ten vienas yra asfaltuotas tenai pagrindinis, o šitas yra Antro pasaulinio metais buvo naudojamas, gal ir vėliau, bet žodžiu, tai buvo takas. Tai užtat jisai kietas, ten labai yra kažkokio akmenų, ten ar ko, kad netgi tokie varžtai ne visur sukasi. Žiūrėkit vėl kokia vakaro romantika. Pasibaigiam darbus, saulė leidžiasi, prie gražių orlaivių. Visais įrankiais pareinam namo. Nu ką, kolegos, pakomentuokit ką nors, kaip dienos pabaigai, reziumė. Oras buvo geras. Ką reiškia geras? Karšta. Ne taip kaip Lietuvoje. Rungtis įdomi, sunki. Bet nelabai kaip man pasisekė. Bet tai viskas gerai. Viskas normaliai. Sparną prisirišo. Ir žada audrą. O jūs, kolegos, galit perduoti linkėjimą mamai. Perdodu linkėjimą. Linas pasižiūrėjo, kas ta mama. Kadangi rytoj nėra tokio aktyvaus tokio skraidimo, numatyta viena užduotis, jeigu orai leis. Tai šiandien vakare vat anglai suorganizavo čia tokį biškį vakarėlį. Čia vat yra prancūzų tokios palapinės. Čia jau čekų, taip kad šiandien vat biškį vakarojimas vyksta. Bet jau laikas eit miegoti.